Jo, tėvai jau turi vainiką, nu tai gerai. Nu, va, aš. Nepabėg daugiau pafotkį, kad bus gražu. Šešėlė, aš jau dar kartą. Trumpai, aš trumpai. Gerai? Tai, kaip sakyt, aš džiaugiuosi tą pažintimį, kurį vyko gegužės 1 dieną. Kaip sakyt, užsimezgė kontaktas. Ir tam kontaktui prisiminti jums, tai jūsų šventas proga, norim mūsų bendruomeniai teikti jums šią kuklę dovanėlę. Valio. Čia va, šitoj vietoj yra dokumentas. Tai yra dokumentas parapijos įkūrimo iš 1597 metų ir tam dokumente pasakyta, kad Punsko parapijos klebonas turi mokėti lietuviškai. Tai va, dabar tai labai svarbus dalykėlis, labai gražus. Tai jau ne iš klebonijos, tai yra iš kaimiškos pirkios, tokias iš Švento kampo altorėlis. Padarė jį mūsų kaimo ūkininkas, kuris biskį stalioravo. Jis padarys ne vienu, bet šitas yra pats gražiausias. Šventė, joninės, arba kaip senovėje buvo vadinamos rasomis, arba kupolėmis. Šis pavadinimas mena pačius seniausius laikus ir buvo kažkada viena svarbiausių lietuviškų kalendorinių švenčių, kada žmonės turėjo labai stiprų ryšį su gamta. Gamta žmogų maitino, rengė, todėl nuo senų laikų žmonės pažymėdavo pačią trumpiausią naktį ir pačią ilgiausią dieną, kuri trunka net 17 valandų. Nuo joninių jau vėl trumpes diena ir ilges naktis. Tai jau galėjos klestėjimo, viešėjimo metas. Iš gražiausių žiedų pinami vainikai. Augalams saulė davė šviesos, ugnis šilumos, vanduo gaivino, žemė maitino. Joninių nakties negalime praleisti veltui. Dar sakoma, kad vidurnaktį pražysta papartis. Padavimas sako, kad pražysta pačiu gražiausiu žiedu. Ne tik papartis, bet ir visi žolynai šį vakarą yra stebuklingi. Surinkti šį vakarą žolynai turi didžiausią gydomąją galią. Pabūkime šiąnakt visi kartu gamtoje. Padėkokime už tai, ką turime. Už tai, kad netrūkstame maisto, kad turime žemėje gyvybę, pagerbkime augmeniją, saulę, vandenį. Ir visi pereisime per šventinius vartus, prie vartų laukia mergaitės su vandeniu, rankšluosčiais. Sakoma, kad reikia pereiti per tokius vartus, kad būtume švarūs, fiziškai tyrus dvasia, kad apsiplautume ir tada einame prie kitos vietos, prie kupolės. Tad prašome pradėti ėjimą. Tu žilvėtėlį, tu taruta tata, žaliasai medelį.
girdėjo. Viena šakelė. Kita Va, viską, visus apdūmyt, viską, kad ta liepsnelė. Kad ta liepsnelė išdegintų, juk žmogus ugnį gerbė. Visuomet, nes be ugnies nėra šilumos, nėra tiesiog egzistencijos. Jeigu nebūtų saulės, nebūtų ugnies, tai ir nebūtų mūsų kasdienybės. Visi garsiai. Kad čia, nu tai čia jau jums kaip širdelė sako. Eik arčiau. Tąsyku. Nesprog žalias ąžuolėlį, rytoj šalnelė. Rytoj šalnelė, aš šalnelės nebijosiu. Žmogui reikia akių, to žvilgsnio švelnaus, kuriame pamatytų gerumą. Jam ne išmaldos reik, o to, kas atjaus, kas pasiūlys gurkšnį gerumo. Palaimink dangau čia savus ir svečius, mažus ir paūgėjusius ir visus mus. Dėkojame Dievui. Bičiuliai, visų šventė, taigi dainuokim, kolektyvai dabar išėjo, bet jūs taip atvykot švęsti, joninės tęsiasi. Piemenaitė, ar buvom iš Piemenų? Taigi, prisiminkim ir dainuokim, šokim, čia ta scena yra visų. Yes,